Tai ką, gerą dieną. Senai besimanėm. Prieš 3 dieniukės buvom šyčia. Grėžiojame kečiukių, žvejojom, gaudėm lydekas. Gaudės puikiai, gražiai. Grįžom vėl atgal pabandyti. Kadangi kelias dienas rodė čia neblogą minusiuką. Ten ir -12 ir -14 buvo. Tai nevažiavom šiandien. Turėtų nukristi iki -7 liktais. Bet bus šioks toks vėjuks. Tai atvažiavom pabandyti vėl. Yra matos buvo žvejota, nes yra vaikščiota ten, kur mes tikrai nebuvom. Plius mašinos vėžės buvo, visa kita, tai jo, ir egečių yra paliktų. Tai va, vėl tikslas lydekas, vėl bandysim pagauti lydekų, bandysim surasti tų didžiųjų, bandysim žiūrėti, kas vykst ir ką. Einam iki vietos, grėžiam eketės ir žiūrėsim, ką turim. Nu ką, pradedam kaip ir praeitą kartą. Ant ko pasigavom pirmą žuvis, balcą raudonų. Apsigrėžiavom daug maž. Ten, kur praeitą kartą kibo didesnis lydekas, manau, šiandien bazuosimės biškį. Ten, kur daug maž baltą žuvį gaudydo. Bandysim paieškoti tą pusę. Bandysim pažiūrėti, kas vyksta. Pažiūrėsim, ar ir judesys. Sugrėžiam kažkas apie 20 mekečių maždaug. Apsigrėžiam tokiu beveik kaip račiuku. Žiūrėsim, kokią situaciją, žiūrėsim, ką turim. O, taip, o, yra. Nepaėmė. 2 karčiupą. Du karčiupą, abu 2 kart nepaėmė. Gaila. Gylis tas pats. Tik įleidžiant bandė bokštelti. Pakėlėm vėl bandė. Irgi spiningėlį matot turi. Tai irgi greičiausiai bandysiu ieškoti lydekų. Ką, mes eisim toj paskutinę eketę. Pasitikrint paskutinę eketę, šipkilis nelauksim. Čia gal reiktų pabandyti prasigrėžiau daugiau. Arba pabandyti dar per vidurį eiliukę ir kitam krašte dar eiliukę pasidaryti. Mes turėjom vieną barkštelėjimą. Tikrai tą pačią eketį turėjom 2. Greičiausiai tą pat... O! Ir. Va. Pirmas lydekiuks mūsų šiandien. O, gražuolis. Einam, paleisim kur nors. Ten, kur nekibo. Čia va, galim mesti. Ir ką, ir eisim pasigrėžiuoti ekečių. Nebesisuk, viskas. Va, turim žuvį, gut. Einam pasigrėžiuosim dar ekečių. Pabandyti gal
pro vidurį prasigręžti, pabandyti šoną prasigręžti ir galbūt dar pabandyti čia, kur gylis šiek tiek didesnis, pagręžiauti, gal bus daugiau žuvies, nes kol kas kur laikos neaišku, nes kibo tenai krašte ir kibo čia. Iš antro žuvės taip pat čekiai tai nelabai bus. Jo, ir šiandien žiauriai jaučias kaip ryšiukai šalnas, kadangi vėjas tai nieko gero. Gut. Einam grįžti kečių. Nu ką, prisišaudėme kečiukio. Važiuojam toliau. Važiuojam toliau ieškoti. Kol grįžuojame eketą. Pasigavo dekiuką, va. 56 cm. Turim vėl virš 20 ekečių. Turim vėl pompą, kai visą laiką. Nieko nepakeisi. Šnektelėm, tai sakė vakaiš ir jis pagavo 4 ten kampį. Bet nežinau, ar verta net bandyti mum. Tai mes liekam toliau ties dideliam lydekom. Bandom pagautis. Žiūrėsim, kaip seksis toliau. Pasigrįžiau ekečių čia, kur šiek tiek didesnis tas gylis. Bandysim kokią situaciją. Mes kol kas turim 2 kibimus toj pačioj eketėj ir vieną ištrauktą, tai kaip ir neblogai. Kaip ir nėra blogai jau. Žiūrėsim, kas toliau. Žiūrėsim, kas toliau gero. Kažkaip taip lengvai nusileido. Dugno nemačiau. Jis daugmaž visur panašiai metras. Čia bent jau toj pusėj. Daugmaž. O! Vėl ledą kampą. Antrą lydekiuką pratraivom. Bet nedidelis buvo. Į ledą kampą, na. Tai čia turim kibimą, ten turim kibimą. Ir ten kampinį turim. Lydekiuką kol kas tam račiukė čia tokiam. Nu nieko, reiks pabandyti ar pereit po tas pačias eketes. Pažiūrėt gal susigaudys iš antrą kartą. O, tik leidom. O, bum. Nebesisuk. Reikia. Ja. Viskas, nu. Nu, išsižiau. Joks. Nu.
Va taip, va. Trečia eketė, antras kipims. Neblogai. Visai neblogai kol kas. Обле. Tai mums pavyko surasti kuprių. Kuprius. Nu ką, kadangi iš pirmutinių apie 50 ekečių turėjom 5 kibimus, 2 lydekiukus ir ešerį, tai dabar prisigrėžiam čia kraštų ten ir link kriauklę, bandysim praeit čia kraščiukų, pasižiūrėti, gal yra kas palei kraštą, nes kol kas labai įvairiose vietose kiba. Gal. Berež vadinasi irgi nelabai kimb. Vadinasi irgi nelabai kimb. O, buvo. O. Prasmugiavo. Susimeta balancyrsnė. Prasmugiavo. Turim vis dėlto grožį. Turim iš tokius vietos, kur nieks nesitik.
Turime triuką, tuoj pramesim. Ką turim? No, dabar judėk. Pabūk ramiai. Pabūk. Pabūk ramiai. O, ramiai. Per 57-58. Va. Neblogai. 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 Tai va, mėly kolegas, mėly žvėjai ir mėly žiūrovai. Mūsų žvejyba eina į pabaigą, liko 2 eketės. Turėjom žuvies neblogai. Negali sakyti, kad nekibo. 7 kibimai. 3 lydekas. Ištraukėm, 3 pabėga ir ešerį ištraukėm. Kolega mačiau gaudė lydeką, žinau, kad tikrai pagavo, mačiau, kad ešerį pagavo. Ekečių tikrai nemažai prigrėžiau, pats prigrėžė ir buvę žvejys irgi čia nemažai prigrėžė. Ką turim? Turim bonusiuką ešerį, turim lydeką pasiėmėm 56 ir 57 cm. Ir ką? Ir turim neblogai praleistą laiką. Gaila tik tai, kad pirščiukai šalnės vėjuks buvo, bet nieko čia nepadarysi. Tokį tą žieminę žvejybą. Tai va, imam paskutinę eketę. Ir ką, ir kraustysimės į namus. Bandysim, aš manau, gal dar rytoj išlėkt pagaudyti. Nežinau, kaip čia bus. Nežinau, kur išlėkt, bet greičiausiai gal irgi čia dar bandysim atvažiuoti. Šioj savaitėje čia užsidaryti. Savaitgalis, nežinau, kaip bus, ar išvažiuosim ar ne, tai nemanau, kad apturėsim žvejybą gal. O ką? Kas žiūrėjot, ačiū, kas žiūrėjot. Ir susimatysim kitam video. O jeigu pasiseks, susimatysim ant ledo. Tai va, kol kas tiek iki sekančios žvejybos.